Sveiki, šiandien išpakuosime ir testuosime Parkside oro pompą. Tai kad dažiūrėkit iki galo ir neužmirštam apie like ir comment. Šiam video bus truputį komentaro, bus kainos ir truputį įvertinimo. Kaip už tokią kainą, tai supakuotas tai visai neblogai. Komplekte nėra nei pakrovėjo, nei akumuliatoriaus, tai kad įsidėmėkit. Šiaip jie kainuoja nebrangiai, bet vis vien. Aš esu porą įrankių pirkęs Parkside firmos, tai kad pakrovėjų ir akumuliatorių turiu testavimai. Jis kainavo 22,90 €. Šiaip pakrovėjas su vienu akumuliatorium irgi kainuoja panašiai apie 25 €. Tai kad komplektas maždaug kainuotų apie 48 €. Pasižiūrim, išvaizda visai nebloga. Yra komplekte visokių redukcijų, perėjimų. Šis oro siurbliukas gali ir pumpuot, ir ištraukt orą. Taip, turim komplekte instrukciją ir tiek. Aš jį pirkau, kad pripūsti irklentę, kad nereikėtų rankiniu būdu. Na, toks minimalizmas. Minimaliai mygtukas, viena minimali lemputė, nu ir tiek. Gal kas jau išbandėt, parašykit komentarą. Kur dar galima būtų panaudoti šį įrankį? Parašykit komentarą. Na ką, truputį patestuojam. Tikrai garsiai veikia. Kaip matom, ir pučia, ir traukia. Vienu metu galima atlikti du veiksmus, ir pūst, ir traukt. Tai tikrinam srovę, tikrinam įtraukimą. Paimam porą dalių patestavimui. Kaip matom, pučia tai nelabai smarkiai. Vos sąsiuvinį atidaro. Ir traukia irgi nelabai. Na ką, jeigu buvo vertinga informacija, statom laiką, neužmirštam apie komentarą. Mano įvertimas 6 iš 10.